Taip, sveiki. Su jumis vėl Drimka. Parodysiu šį kartą, kaip išmokti žinoti, ką pardavinėti, ką ne, kur rasti, ką nusipirkti ir visa kita. Taip, dabar bėgsime į Waterford Market. Ten nubėgame Magic Merchantas. Spaudžiame pirmą pelės klavišą. Čia galima nusipirkti pliusų, pliusint ginklus ir taip toliau. Tai paskui accessory merchantas, čia galima nusipirkti savo žiedus, auskarus, visą kitą. Paskui yra weapon merchant, čia turbūt visiems aišku, kad čia yra sudėti ginklai. Taip toliau, magic merchant, čia galima nusipirkti gyvybės potionus bei manas MP, mėlynai pažymėtos. Taip pat yra skill stone'ai, jie jums bus reikalingi pasiekus 20 lygį, kai kurie skillai reikalaus šitų skill stone'ų. Juos nusipirkti taip pat galėsite Magic Merchant shop'e, parduotuvėje. Bei, aišku, armor shop'as, šarvai. Pasiemame VIP shop ir matome. Aš dabar nieko negaliu imti, nes šis shop'ai yra nuo 10 levelio armorų ir ginklų. Tai va, dabar dar galiu parodyti jums, kur susitvarkyti šarvus. Šarvai va yra čia, rodome, kai nukrenta iki 0%, tiesiog jūs nedarysite žalos ir jums priešas darys labai didelę žalą. Paspaudžiate M raidę, susirandate Blacksmith ir paspaudžiate. Taip, dabar bėgame iki Blacksmitho. Nubėgus iki Blacksmitho, va šito vyruko, Blacksmith Abramo, spaudžiate pirmą pelės klavišą ir Repair All Item ir OK. Taip, išmokame susitvarkyti ginklus. Dabar galiu parodyti, kur pasidėti materijas ir visą kitą, ko jums netelpa į inventorių, rasite atidarę raidę I. I raidė, tai būtų rašoma I. Kitaip sakant, I, mažoji ar didžioji, čia nėra skirtumo, kaip jis bus parinkta. Taip, bėgame iki warehouse'o dabar. Warehouse'as yra kaip bankas jūsų. Jį rasite štai čia, warehouse, o jis yra štai čia. Paspaudžiame ir bėgame iki jo. Taip, nubėgus iki warehouse'o, spaudžiate pirmą pelės klavišą, Open Warehouse. Ir štai, čia bankas mano yra dabar pilnas, visokio šlamšto pridėta, bet pas jūs bus tuščias, kai tik susikursite. Tai, dabar ką jums reikėtų pasidėti? Jums reikėtų pasidėti nebent įsimuštumėt mėlyną, ten, tarkim, žalią kokį neblogą ginklą, o va tokias va kaip materijas, viską, iki 30 lygio jūs viską galite parduoti. Parduokite tiesiog viską, nekaupkit, kaip aš čia buvau kaupęs, reikės prasivalyti. Parduoti galite paprastai, aš turiu visokio šlamšto prisimušęs. Bėgame atgal į shopą, pradžioje, kur sakiau. Bet kurį čia nesvarbus VIP shop. Ir tiesiog pažymim antrą pelės mygtuką, spaudžiame jo ir spaudžiame Yes, čia yra parduoti. Vėl spaudžiam antrą pelės mygtuką, Witchblade. Klasė, jeigu nematėte, rašo apačioje class, Witchblade, man netinka, aš esu fighteris. Yes. Va, nieko nerašo, tiesiog man reikia 4 lygį užsikelt, reiškia, man tinka, pasiliekam. Taip, šamanas, netinka, aš esu fighteris. Spaudžiam Yes, pardavėm, o čia taip pat man reikalauja 4 lygio ir jisai man tiks. Pasiliekame. Dar tiesa, kai pereinat kiekvieną dungeoną, olatą misijas, tai gaunate tokį kaip bydą, rutuliuką. Jį paspaudus antrą pelės mygtuką ir paspaudus Yes, išeina tokia kaip ruletė, loterija, galite gauti visokio šlamšto. Šį kartą gavau 1 goldą. Tai tiek. Taip, dar galiu paskaityti pasiekus 30 arba didesnį lygį. Lygis yra rašomas tai čia. Jūs turėtumėt rinkti visas materijas pažymėtas tokiom kaip ir raidėm.
ten turėtų būti C ir didesnės, va tokias varinkite, C ir didesnės. Va taip. Visokius tokius, va, kur alchemija naudojama. Va taip, tarkim, parašyta mine material ir visokius, va, tarkim, silverčiuk bus galima iškris. Tokių šūdų nereikia. Visus pažymėta, kaip jums čia pasakius, D raidžių nebūtina rinkti. Kur D raidės pažymėtas materijos, pradėkite rinkti nuo C. 30 plus. Viską iki 30 lygio, viską meskite lauk. Nuo 30 lygio jūs galėsite rinkti savo materijas. Pardavinėti ar dar kažką. Taip pat parduoti brangiau galite bandyti nubėgę prie traderį rasite čia. Paspaudžiate ant jo. Ir bėgame. Taip, atbėgus prie traderio, spaudite pirmą pelės klavišą. Trade Office. Ir paspaudę Your Listing. Jūs galite įsidėti savo prekes. Tarkim, kardą. Dedu kardą į pardavimą. Spaudžiate čia. Ir parašta jūsų norimą kainą gauti. Gali būti, kad jo nenupirks, o jeigu uždėjote normalią kainą ir kitam žmogui tiko, jis iš jūsų jį nupirks galbūt brangiau, negu jis yra parduodamas į parduotuvę. Tai va. Ką dar galiu jums parodyti? Ne. Kol kas turbūt viskas, ką galiu pasakyti, pas mane gidas toksai buvo nelabai koks, nes pats žaidžiu gal tik tai savaitę laiko. Nelabai ką čia nusimanau apie šitą žaidimą, bet manau padėjau. Tai iki kito karto, su jumis buvo Dreamka.